Galiu pradėti. Prašau. Taigi sveiki visi, aš esu Kristina Dudonytė ir šiandieną kalbėsiu tą temą, kurią kalbu labai dažnai. Galbūt iš tų, kurie jau mane žinote, galbūt tai bus jums jau girdėta, bet pasistengiau įvairią medžiagą atnaujinti ir taip pat ta medžiaga remiasi viešai prieinama informacija, tai yra Neįgaliųjų reikalų departamento puslapyje. Tai viskas yra vieša, tik aš bandysiu apžvelgti tuos visus reikalus trumpiau, o jeigu jums bus įdomu pasidomėti plačiau, tai kaip minėjau, Neįgaliųjų reikalų departamento internetinėje svetainėje galite tikrai pamatyti įvairius dokumentus reikalingus asmeninės pagalbos, tam prašymų ir kažkam kitam. Taip pat visus kitus ataskaitą, finansavimus ir visus kitus aktualius klausimus. Taigi, iš pavadinimo mums turbūt svarbu iš pradžių apsibrėžti savokas, nes kai kurie žmonės, kurie nežino, kas reiškia teoriškai, tai būna praktiškai irgi sunku įgyvendinti. Tai iš pradžių reikia išsiaiškinti, kas yra kas. Taigi pirmąjį sakinį mėlyname rėmelyje matote, jis yra būtent ištrauktas iš nuo kitų metų įsigaliosiančio įstatymo, kuris vadinsis Asmenų su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Ir dabar jis vadinasi Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, bet tam įstatyme, kuris įsigalios nuo kitų metų, asmeninė pagalba yra pabrėžima kaip individualiai teikiama pagalba asmeniui su negalia, kad jis galėtų dirbti ir vykdyti veiklas, kuris dėl savo negalios tiesiog jiems sudėtinga padaryti ir dėl to jiems sunkiau dalyvauti visose gyvenimo veiklose, srityse, lygiai su kitais. Jeigu kalbant lengvai suprantama kalba, kas yra kita tema, kurioje aš daug dirbu, tai mes turime tą žodį asmeninė, kuri būtent ir pabrėžia individualumą. O kalbant apie asmeninę pagalbą, tai reiškia, kad žmogus turi teisę bei gali pasirinkti ir pagalbos teikėją, ir asmeninį asistentą, ir laiką, kada pagalba bus reikalinga, ir vietą, kur pagalba bus reikalinga, bei netgi būdą, kaip ta pagalba turėtų būti suteikta. Taigi nepamirškite žodžio individualumas ir jeigu, kaip dabar pas mus yra viešai garsiai kalbama apie negalios reformą bei apie įstatymą, kuris įsigalios nuo kitų metų, tai viešoje erdvėje irgi tas individualumas yra labai pabrėžiamas, todėl, kalbant apie asmeninę pagalbą, kitais metais tikrai nebijokite pareikalauti, jeigu reikės, to individualumo, kad būtent būtų atsižvelgiama jūsų individualius poreikius. Ko dar nepaminėjau šiame paskutinėme sakinyje, tai yra tai, kad taipogi asmuo su negalia turėtų teisę kontroliuoti ir jam skirtą finansavimą, susimokėti už jam reikalingą pagalbą. Tai yra pabrėžiama 5 bendroje pastaboje. O kas ta bendroji pastaba? Tai būtent žmonių su negalia teisių komitetas rengia bendrasis pastabas šalims, kad tiesiog būtų aiškiau paaiškinta, kaip reikia įgyvendinti vieną ar kitą straipsnį konvencijos. Taigi būtent dėl to 5 bendroji pastaba yra skirta 19 konvencijos straipsniui, kuris kalba apie savarankišką gyvenimą. Ir tenai būtent yra pabrėžtas šitas dalykas, kad asmuo gali pasirinkti visus kitus dalykus, bei taip pat jis turi teisę kontroliuoti ir finansavimą, kuris jam būtų skirtas. Tačiau pas mus dar Lietuvoje to nėra, bet kitose šalyse tai yra. Paminėsiu vieną to pavyzdį. Bet pereikime prie kitų dar terminų, kurie pavadinime buvo minimi, tai buvo minima žodis terminas įtrauktis, bet aš dar labai dažnai matau, kad mūsų žmonės su negalia nori daugas institucijos ar kas kitas integruoti. O integracija tai yra procesas, kurio metu žmogus
prisitaiko prie visuomenės. Tarkim, pavyzdžiui, kalbėtumėm apie imigrantus, kurie keliauja į Lietuvą. Akvilė ir Giedriau, norėčiau prašyti išsijungti jūsų mikrofoną. Biškį išgąsdinom. Taigi toliau pratęsiu, kad mes kalbėtumėm, tarkim, apie imigrantus, kurie keliauja pas mus į Lietuvą. Tai tikrai tiktų vartoti, kad tai yra integracija. Tai kalbant apie mūsų žmonės su negalia, kurie ir taip visuomenėje toje gyvename, tai negi mums tarp kažko reikia prisitaikyti, tikrai ne. Todėl aš visur skatinu ir daug kartų kartoju, pereikime prie termino įtrauktis. Tai nereiškia, kad jūs per prievartą kažkas trauks, bet tai reiškia visuomenės kaitos procesą, kurį būtent įtraukiami visi, nesvarbu, ar tu turi negalią, ar tu neturi negalios, ar tu esi senjoras, ar tu esi vaikas, ar nesvarbu kas. Taip pat įtraukimas dar reiškia tai, kad tai yra buvimas kartu, kuomet yra sukūriamos tinkamos sąlygos visiems dalyvauti tarp visų su visais. Ir dar viena sąvoka, kurią norėčiau paminėti, yra apie savarankišką gyvenimo, šiek tiek minėjau konvenciją, tai yra savarankiškas gyvenimas. Ir čia norėčiau paminėti tokį dalyką, kad kiek girdžiu iš daugumos ar nedaugumos, bet būna, kad savarankišką gyvenimą supranta taip, kad kiek tu ko daugiau gali, tuo tu esi savarankiškesnis. O kuo tu mažiau kažko gali, tuo esi mažiau savarankiškesnis. Bet tai yra netinkamas suvokimas. Pagal mano minėtą konvenciją mes turime suprasti, kad savarankiškas gyvenimas tai reiškia tai, kad tu pats turi nuspręsti, kur, su kuo tu nori gyventi, ten, kur gyvena visi, tai yra bendruomenėje. Ir taip pat savarankiško gyvenimo dar yra keli principai, kad būtent dėl to, kad tu galėtum apsispręsti, kur, su kuo tu nori gyventi, tam ir turi būti skiriama asmeninė pagalba. Kad tu galėtum dalyvauti tam visuomenės gyvenime lygiai su visais, o nebūti izoliuotas ten įvairiuose spec įstaigose, kaip tarkim globos namai, ar šiuo metu pas mus vis daugėjo grupinių gyvenimo namų ir taip toliau. Taigi tie grupiniai namai ar kitos institucijos yra segregacija arba kitaip galima pavadinti diskriminacija. Taip pat savarankiškas gyvenimas kalba apie tinkamų sąlygų sudarymą, kad žmogus su negalia lygiai su visais kitais galėtų mokytis bendro ugdymo įstaigose, bei taip pat kartu dirbti su visais. Ne kažkokia ten spec įmonė, kaip buvo pas mus socialinės įmonės, ko dabar nėra, bet pas mus dabar yra ir randasi tai vadinamos socialinės dirbtuvėlės, kas vėlgi yra ta vadinama segregacija arba kitais žodžiais diskriminacija. Ir taip pat dar labai svarbu, kad visos kitos paslaugos, kurias gauna bet kuris kitas žmogus, taipogi būtų prieinamos ir asmenims su negalia. Tai kad apie tai visą tai kalba būtent savarankiškas gyvenimas. Toliau, šiame žemėlapyje matote Europą ir tomis dviejomis spalvomis, tai raudona yra Švedija, mėlyna yra Lietuva. Kodėl aš dabar apie tai kalbu? Tai būtent dėl to, kad dauguma, kurie mane pažįsta, turbūt žinote, kad mano domėjimasis, mokymasis, gilinimasis apie asmeninę pagalbą būtent prasidėjo nuo Švedijos, nes aš ten atlikau stažuotę, būtent domėjausi apie tą savarankišką gyvenimą, asmeninę pagalbą, kaip būtent Švedijoje tai yra įgyvendinama. Ir vėliau tą patirtį mėginau pernešti į Lietuvą, nes Lietuvoje dalyvauju įvairiose konferencijose ir pasakojau, kaip vis dėlto tai egzistuoja, atrodo Švedijoje ir kaip tai turėtų būti Lietuvoje. Daug apie tai nenoriu plėtotis, nes daug ką esate girdėję, tik norėjau akcentuoti tokį dalyką.
Šioje nuotraukoje matote jo kooperatyvą, kuris būtent atsakingas už asmeninės pagalbos administravimą Švedijoje ir skiriasi tuo, kad būtent asmeninė pagalba iš šio kooperatyvo yra skiriama taip vadinamai sunkią negalią turintiems žmonėms arba kuriems yra didelis pagalbos poreikis. Taigi nuotraukoje tikriausiai pastebite, kad yra žmonės su judėjimo negalia, intelekto ir panašiai. Bet tame yra esmė, kad mes turime suprasti, kad asmeninė pagalba tikrai turi būti prieinama visiems. Tai nesvarbu, ar tai lengva negalia, ar tai sunki, ar tai kompleksinė, ar kokia kitokia. Nes aš dėl to tai kalbu, nes Lietuvoje tenka pastebėti, kad žmonės galvoja, kad, gerai, asmeninė pagalba reikalinga padėti, tai, čia jeigu žmogus turi lengvą negalią, jam bus ta pagalba tokia ir tokia. O jeigu daleiskim žmogus turi tą vadinamą sunkią negalią, tai jau jam, kad asmeninė pagalba nepriklauso, jam reikia ar tai ten slaugytojo pagalbos, ar ten integralios, ar kažkokios kitokios. Tai yra pastebėta ir skundų, kuriuos mane pasiekia žmonės, kurie žodžiu apie tai pasidalina, kas pas mus Lietuvoje vyksta, ne dėl mažinamų tai valandų, tai dar dėl kažkokio dalyko. Ir būtent būna pagrįstumas tuo, kad, gerai, jums mes skirsime čia slaugytojo padėjėją ar kažką kitą, nes jums asmeninė pagalba tarsi kaip ir nepriklauso. Bet mes turime, kaip ir, ką sakiau, visi turime teisę į asmeninę pagalbą, ir tarkim, tu esi susidraugavęs su kažkokiu asistentu, tai kodėl dabar tau turi būti mažinama valandos ir tarsi ateiti kažkoks kitas slaugytojo padėjėjas ar socialinis darbuotojas ir kažką tai tau ten daryti. Čia tik mano dar papildymas. Dabar šiek tiek apie istoriją, nors turbūt dauguma girdėję žinote, bet aš šiek tiek noriu eiti paeiliui, kad tiesiog būtų viskas aišku. Taigi, kai aš dalyvavau įvairiose konferencijose, vienoje jų dalyvavo buvęs ministras Kukuraitis, kuris prižadėjo sukurti darbo grupę. Darbo grupė buvo sukurta. Mes ten kūrėme tvarkos aprašus bandomiesiems projektams. Vienas jų prasidėjo 18 metų antram ketvirtį ir buvo skirtas proto ir psichikos negalią turintiems, taip anksčiau vadinosi, dabar reikėtų sakyti intelekto arba psichosocialinę negalią turintiems. O antrame etape, tai yra nuo 2019 metų, ši pagalba buvo prieinama fizinę ir kompleksinę negalią turintiems. Tai buvo nemokama, nes tai buvo skiriamos lėšos iš ES finansinių šaltinių. Tai, sakyčiau, tinkamas dalykas, nes būtent dabar, kai iš ES fondų yra skiriamos lėšos segregacijai, ką aš anksčiau minėjau, tai yra grupinėms gyvenimo namams, tai nėra tokia tinkama priemonė, bet kol kas turbūt niekas neatrado būdų, kaip su to kovoti, nors tikrai aš dalyvauju ir tarptautiniu mastu įvairiuose renginiuose. Ir tenka girdėti, kad kitose valstybėse taip pat tie grupiniai namai kaip ir statomi, nors visi žinome, kad pagal konvenciją ir pagal rekomendacijas, kurias valstybėms skiria Jungtinių tautų žmonių su negalia teisių komitetas, grupiniai namai nėra tinkama priemonė užtikrinti asmenų su negalia teisės. Beje, tokia rekomendacija yra skirta ir Lietuvai. Toliau, turbūt visi žinome, kad nuo 2021 metų Liepos 1 dienos įsigaliojo įstatymas, pagal kurį jau turėjo teisę asmeninę pagalbą naudotis visi, nesvarbu kokio amžiaus ar kokio negalios pobūdžio ar sunkumo turi žmonės.
Aišku, dėl to taipogi teko dirbti ir įvairiuose susitikimuose su ministerija bei įvairiuose komitetuose, nes aš pati kaip anksčiau dirbau žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijoje, tai ne kartą teko teikti pastabas ir rekomendacijas, kad tas reglamentas, kuris yra įstatyme, būtų tikrai atitiktų Jungtinių tautų žmonių su negalia teisių konvencijos nuostatas. Kągi, toliau. Svarbu paminėti, kad įstatymai yra toks dalykas kaip pirmumo teisė. Ir pirmumo teisę gauti asmeninę pagalbą turi tie asmenys, kurie mokosi, dirba arba ieško darbo, bei gyvena vieni. Čia raudonai esu pažymėjus tokį punktą, kuris atsiras nuo kitų metų, tačiau šiuo metu tie tvarkos aprašai dar yra tikslinami. Todėl dėl to, kad galės gauti pirmenybę tik vyresni 14 metų, dar galbūt gali tai ir pasikeisti, kadangi tai yra dar negalutinai nuspręstas dokumentas. Bet tai yra toks numatomas planas. Ir taip pat dėl valandų poreikio nustatymų. Mes šiek tiek artėjame link Švedijos, nes Švedijoje kas 2 metus socialinis darbuotojas nustato valandų poreikį. Lietuvoje kol kas mes kas metus turime tą poreikį nusistatyti, nors atrodo per metus tikrai neturėtų ta negalia pagerėti, gal labiau jinai pablogėtų, kuomet reikėtų daugiau tos pagalbos. Tačiau nuo kitų metų planuojama, kad kas 2 metus, kaip ir Švedijoje, mes turėsime šį poreikį nusistatyti. Toliau žmogaus su negalia poreikiai. Tai čia matote atitikmenį, nes viskas beveik tas pats, kas ir Švedijoje, tas ir Lietuvoje. Tai yra Švedijoje asmenys higienos, savęs apsitarnavimo, komunikavimo ir judėjimo yra tokie poreikiai, kuriuos asistentas turi pagelbėti, įgyvendinti. O Lietuvoje irgi galima sakyti tas pats, tik terminai galbūt šiek tiek skiriasi. Tai yra asmens higiena, kuomet asistentas turi pagelbėti apsirengti, nusirengti, nusiprausti, atlikti tualeto reikalus. Kitas dalykas yra mityba, kuomet asistentas turi pagelbėti pasimaitinti arba tiesiog padėti sumąstyti, ką kada reiks valgyti, ką kada norės valgyti ir panašiai. Tačiau šių klausimų aš esu ne kartą davusi pastabą, kad vis dėlto ir maisto gamyba turėtų įeiti į šį poreikį, į šią funkciją, nes būtent asistentas gali padėti pasigaminti maistą, nes tarkim mano pavyzdžiui, aš galiu gaminti salotas, pjaustyti, atsisėdus ir visą kitą. Tačiau man sunku dėl pusiausvyros, tarkim, kepti ten kotletus ar kiaušinius ir panašiai. Todėl asistentas šiuo atveju galėtų tą padaryti, tą funkciją gamybos būtent jisai, o aš padarau tą, ką aš galiu. Nes kol kas tvarkos apraše yra numatyta, kad asmeninis asistentas tarsi negali gaminti maisto. Tai suprantu, kad jis to nedaro, bet jis gali padėti tai daryti. Todėl štai čia buvo tokia tik mano pastaba, kurią dabar esu pateikus dėl tvarkos aprašo. Tačiau, aišku, nežinia, ar atsiras ar neatsiras, nes būtent šiuo atveju mes tarsi gauname asmeninę pagalbą, bet jeigu reikia mums pagalbos pasigaminant maistą, mes jau turime ieškoti kažkokios kitokios paslaugos, kad ateitų ten, tarkim, socialinė darbuotoja, tik aišku, turbūt nepadėtų, bet padarytų už mus. O kadangi mes jau norim būti savarankiškesni, mes norime patys apsispręsti, ką mes norime daryti. Taigi, dėl maisto gamybos tikrai aš šito dalyko norisi, kad būtų dar tam tikras pokytis.
Taigi kiti poreikiai, judumas, mobilumas, tai taip pat kaip ir Švedijoje judėjimas, tai yra pagalba judant, nuvykstant į tam tikrą įstaigą, ar tai būtų gydymo įstaiga, ar tai būtų darbovietė, ar tai švietimo įstaiga, ar parduotuvė, ar bet kas kitas. Ir socialiniai santykiai ir aplinka, taip gana skamba galbūt keistai, bet tai yra pagalba komunikuojant, orientuojantis laike, svarstant, ką čia geriau daryti laisvalaikio metu ar panašiai. Ir taip vat tokie poreikiai būtent šiame yra punkte. Toliau svarbu pakalbėti apie asmens pagalbos teikėjus, nes kaip ir minėjau, kad žmogus turi teisę pasirinkti juos. Taigi Švedijoje yra kooperatyvai, kaip jau minėjau, vienas JOG kooperatyvas, kuris teikia asmeninę pagalbą būtent intelekto psichosocialinę negalią turintiems. Taip pat yra privačios įmonės, kurios yra teikėjai, taip pat vietinės savivaldybės ir tu pats gali būti darbdaviu. Kodėl, tai vėliau paminėsiu, kalbant apie finansavimą. O Lietuvoje, kalbant apie 22 metus, tai buvo 58 savivaldybės, kurios teikia šią pagalbą, nors šiais metais, kaip jau girdėta, teikia visos 60. Taigi savivaldybėse buvo įvairūs teikėjai, tai yra asociacijos ir biudžetinės įstaigos, tai viešosios įstaigos ir panašiai. Taigi pasirinkimas kaip ir yra. Toliau reikia svarbu paminėti apie pačius gavėjus. Taigi čia diagramoje matote pasiskirstimą apskrityse ir kaip jau suprantame, kad daugiausia 260 yra Vilniaus apskrityje, buvo, yra. Toliau 215 Telšių apskrityje, 213 Šiaulių apskrityje, toliau Kauno apskrityje 202, mažiausia tai yra Alytaus apskrityje, kur aš gyvenu, 87 ir Tauragės apskrityje 71. Toliau, taip pat svarbu paminėti turbūt apie negalios pobūdį, kokie žmonės pas mus daugiausia naudojasi tą asmeninę pagalbą, kurie mažiausiai. Taigi daugiausia turbūt nestebina, kad naudojasi būtent žmonės, kurie turi fizinę negalią, kompleksinę ir psichosocialinę. Mažiau naudojasi žmonės, kurie turi regos negalią, intelekto bei 7 žmonės tik naudojasi klausos negalią kurie turi klausos negalią. Tai suprantama turbūt dėl to, kad jiems turbūt labiausiai reikalinga tai yra gestų vertėjas. Toliau kalbant apie asmeninės pagalbos gavėjų amžių, svarbu paminėti, kad daugiausiai asmeninė pagalba naudojasi žmonės nuo 40 iki 59 metų, bei nuo 65 ir vyresni. Šitas dalykas gal ir stebina, galbūt kartu ir teigiamas, nes visgi, kai vyresni žmonės, jiem paliekama galimybė keliauti į globos namus, tai manau vertingiau yra, kai žmogus gauna asmeninę pagalbą savo namuose, negu turi iškeliauti į tą vadinamą instituciją, nors ten ir gauna tą pagalbą, bet tai vis tiek nėra gyvenimas, tolygų gyvenimų bendruomenėje. Ir iš 20 metų šios diagramos matoma, kad 58% visų gavėjų tai buvo darbingo amžiaus asmenys. Tai kartu tai ir džiugina, nes būtent darbingo amžiaus asmenims, manau, tikrai reikia daugiausia tos pagalbos, nes jie, galbūt ne visi dirba, bet vis tiek kažkur veiklauja, kažką veikia, kažką daro, tai tikrai tai yra ta pagalba reikalinga.
Toliau laikas ir trukmė. Svarbu tai paminėti, nes iš turimų skundų apie mažinamas valandas, kaip jau minėjau, tai dar kartą noriu paminėti, kad tą individualumą, kuris minimas ir negalios reformoje ir įstatymė, kuris įsigalios nuo kitų metų, tai jūs tikrai turite teisę pasirinkti ir tą laiką, ir tą trukmę ir panašiai. Aišku, valandų poreikio nustatymas čia labai aktualus, nes koks yra nustatytas, toks ir pagal jį viskas įgyvendinama, bet niks mums nedraudžia teikti prašymą, prašyti daugiau valandų. Tarkim, paprastas pavyzdys, aš turiu brolį, kuris turi intelekto ir psichosocialinę negalią, tai vadinasi, jam tikrai pagalbos reikia daug. Čia tas pats, kaip rodžiau pavyzdį iš Švedijos. Taigi mes iš pradžių mums reikėjo 2 valandų, bet vėliau prašėme 3, o vėliau teikėme prašymą 4. Taigi viskas buvo įgyvendinama ir kadangi įgyvendinama, tai yra tikrai normalu ir jūs patys galite tai daryti. Tik čia pabrėžimas dar toks dalykas, kad kai teikiama asmeninė pagalba, tai tuo pačiu metu negali būti teikiama kažkokių kitokių paslaugų, tu negali atlikti darbo funkcijų ar dalyvauti kažkokioj ugdymo veikloje, nes suprantame, kad mokykloje yra mokytojų padėjėjai, o darbe yra vadinamas darbo asistentas. Tiesą pasakius, aš nesu jo išbandžiusi, bet žinau, kad nuo praėjusių metų tai yra atsiradę. Jeigu kažkas iš klausančiųjų esate darbo asistentą išmėginę, tai labai džiaugsiuosi, jeigu apie tai pasidalinsite, nes tai yra kažkas kitas, o asmeninis asistentas turi būtent padėti visose kitose gyvenimo veiklose. Toliau apie štai čia diagramoje galite pamatyti asmeninės pagalbos teikimo būtent valandas, kiek buvo 2022 metais suteikta. Tai yra iš viso 697 617 pagalbos valandų. Čia matote pasiskirstimą pagal apskritis, taigi daugiausia Vilniaus, Kauno, toliau Klaipėdos, Šiaulių apskritis. Mažiausiai tai yra Alytaus, Tauragės apskrityse. Ir dar svarbu paminėti šiame dalyke yra tai, kad tiesiog nustatytos asmeninės pagalbos trukmė gali didėti arba mažėti, bet ne daugiau nei 15%. Tai yra būtent dėl to, kad ta pagalba tikrai būtų suteikiama ir tiesiog žmogui nereikėtų permokėti. Bet, kaip ir minėjau anksčiau, tikrai yra galimybė teikti prašymus, jeigu, tarkim, jums atsirado poreikis dėl daugiau valandų. Ir ta prasme, jeigu tos vėliau poreikis nėra kažkaip patenkinamas, tai kiekviename rašto pabaigoje yra minimi tokie dalykai, kad jeigu nesutinkate su sprendimu, galite skųsti savivaldybei, vėliau administraciniam teismui ir taip toliau. Man iš patirties teko su to susidurti, nes, kaip ir minėjau, mano brolis taip pat gauna asmeninę pagalbą, tačiau iš pradžių, kai mes pateikėme prašymą, gavome tokį sprendimą, kad asmeninės pagalbos poreikis nenustatytas. Taigi, kadangi galima kreiptis į savivaldybę, tai aš parašiau raštą, remiantis ir konvenciją, ir įvairiom savivaldybių savarankiškom funkcijom ir taip toliau. Ir gavome atsakymą, kad po to asmeninis pagalbos poreikis yra nustatytas. Taigi, kaip matote, kad tiesiog mes turime būti drąsūs ir nebijoti kreiptis į įvairias institucijas ir prašyti tiesiog, kas mums priklauso. Ir toliau svarbu turbūt ir paminėti apie asmeninius asistentus. Tai yra jų skaičių.
Ir štai čia diagramoje taip pat matote, kad buvo iš viso 863 asmeniniai asistentai praėjusiais metais ir iš jų 301 buvo pasitelktas pačio asmens su negalia. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu žmogus turi kažkokį draugą, kažkokį pažįstamą, su kuriuo gerai sutarė, tai gali tiesiog visi kartu pasirašyti trišalę sutartį su asmeninės pagalbos teikėju ir taip tas žmogus, pažįstamas žmogus, gali dirbti to žmogus su negalia asmeniniu asistentu. Taigi tokia galimybė, sakau, yra labai teigiama ir labai tinkama, tai tikrai jie naudokitės. Ir kalbant apie apskritis, tai tarkim Vilniaus apskrityje dar buvo 175 asmeniniai asistentai, Kaune 148, kitose savivaldybėse apskrityse, atsiprašau, mažiau. Tai, pavyzdžiui, Marijampolės apskrityje 104, kitose dar mažiau, tai Alytaus apskrityje 55, mažiausiai Tauragės apskrityje tai yra 35. Štai čia matote visiškai kitokią skaidrę, kuri kalba apie mokėjimą už asmeninę pagalbą. Kodėl dabar mokėjimą? Mes turim suprasti, kad mes gyvenime už viską ir turime susimokėti, bet kalbant apie pagalbą, apie konvenciją, apie žmogaus teisės, mes turime suprasti, kad, kaip už pagalbą, kaip ir neturėtumėm susimokėti. Tai čia miniu ir Švediją, kaip minėjau anksčiau, kad apie pagalbos teikėjus tu pats gali būti darbdaviu, tai būtent dėl to, kad Švedijoje yra skiriamos tiesioginės išmokos. Tai yra visiškai kita suma negu pas mus šalpos išmoka vadinama arba netekto darbingumo išmoka. Ten būtent skiriamos tiesioginės išmokos, būtent atsiskaityti už asmeninę pagalbą. Tai visiškai atitinka konvenciją, kur minėjau pačioje pradžioje, kad asmuo su negalia turi teisę kontroliuoti jam skiriamą finansavimą, susimokėti už bet kokią jam reikalingą pagalbą. Taigi, kaip viskas vyksta Lietuvoje? Tai Lietuvoje asmeninis pagalbos teikimas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kurias savivaldybėms paskirsto Neįgaliųjų reikalų departamentas. Ir asmens prisimokėjimą, kaip pavadinčiau, asmeninės pagalbą, individualiai nustato savivaldybės vykdomoji institucija. Tai yra kiekvienoje savivaldybėje, kaip aš kažkur esu išsireiškus, kiekviena savivaldybė yra sava kunigaikštystė, tai kiekvienoje savivaldybėje tas prisimokėjimas gali kažkiek skirtis. Dabar šiek tiek noriu paminėti apie pokytį, kuris įvyks nuo kitų metų. Dėl jo buvo, kaip sakant, ir aš kai dirbau žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijoje, tai mes teikėme irgi daug pastabų. Bet čia prisidėjo ir kitos organizacijos, tai Seimo narė Monika Ošmenskienė. Tai tiesiog tai, kad aš pradžiu paminėsiu, kaip yra dabar, o po to bus man lengviau kalbėti, kaip bus ateityje. Taigi būtent dabar, jeigu nustatytas tas pagalbos poreikis asmeninės pagalbos ir jūsų pajamos neviršija 314 eurų, tai yra 2 VRP, kas yra taip vadinama valstybės remiamų pajamų dydžiai, tai asmeninė pagalba teikiama nemokamai. Bet jeigu jūsų pajamos viršija 314 eurų, tai jūsų mokestis tiesiog negali viršyti 20% jūsų pajamų. Dabar kas keisis nuo kitų metų, tai yra tai, kad tas mokėjimas už asmeninę pagalbą negalės viršyti 20% asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio ir negalės būti didesnis negu jūsų tikslinė kompensacija, kas kitais metais vadinsis individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacija.
toks labai ilgas pavadinimas, man dabartinis labiau patinka. Bet esmė ta, kad mes, kaip sakant, tiesiai šviesiai pasakysiu, kad kovojome, kad tos asmens pajamos, kaip sakant, būtų kuo mažiau paliečiamos, ta prasme, kad tikrai žmogus su negalia turi susimokėti iš įvairius dalykus, kurių jam reikia gyvenime, tai ir būsto išlaikymas, ir maistas, ir rūbai, ir kiti poreikiai, o dar reikia prisimokėti už asmeninę pagalbą. Taigi tai nėra kaip ir teisinga, tuo labiau apie konvenciją kalbant, todėl mes išsiūlėme, kad tai būtų skaičiuojama ne tai, kad nuo tikslinės kompensacijos, bet kaip minėta, kad tas prisimokėjimas neturėtų viršyti tos tikslinės kompensacijos dydžio. Vadinasi, visa tvarka bus tokia pati, kaip ir buvo, bus atsižvelgiama jūsų pajamas ir skaičiuojama nuo to, bet ta galutinė suma negalės viršyti tikslinės kompensacijos. O kaip mes suprantame, kad tikslinė kompensacija mums valstybė ir skiria tam tikriems individualiems poreikiams patenkinti. Tai galima sakyti, kad tai kaip ir teisingiau, bet dar aišku, iki Švedijos mes neatkeliavome, kad mums jau būtų skiriamos tos vadinamos tiesioginės išmokos. Taigi, dar noriu šiek tiek paminėti apie asmeninės pagalbos valandinį įkainį, nes tekę girdėti, kaip ir matyta, įvairių nusiskundimų ir pačių asistentų, kad tarkim, arba jiems nekompensuojama kelionės, transporto išlaidos arba dar kažkas yra. Todėl noriu tiesiog paminėti, kad ta valandinį įkainį sudaro ne mažiau nei 75% to valandinio įkainio yra skirta būtent asmeniniam asistentui, ir tai yra jo darbo užmokesčiui, ir nedaugiau kaip 25% valandinio įkainio, tai yra turi būti skiriamas būtent asmeninė pagalba organizuojančio darbuotojo darbo užmokesčiui, tai yra būtent, kai yra asmeninis pagalbos teikėjas, kažkokia organizacija, tai jinai prižiūri, koordinuoja, kaip tas asistentas atlieka savo funkcijas. Taigi tas tie nedaugiau kaip 25% turi būti skiriama darbo užmokesčiui būtent tam, kaip sakyti, prižiūrinčiam žmogui. Ir kartu taip pat turi būti ir apmokamos kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių išlaidos, įrašų ryšių įrangos, transporto išlaidos ir tam tikros išlaidos su prekėmis ir paslaugomis, kurios susijusios su asmeninės pagalbos teikimu. Taip pat, kalbant apie tą valandinį įkainį, tai tikrai Neįgaliųjų reikalų departamento internetinėje svetainėje galite pamatyti, rasti plačiau, kaip įvairiose savivaldybėse tas valandinis įkainis kinta, nes jis tikrai kinta labai įvairiai ir kiekvienoje jis yra kitoks. Tiesiog aš nenorėjau čia labai plačiai plėtotis, tiesiog paminėsiu tokį pagrindą, kad 2021 metais to valandinio įkainio vidurkis savivaldybėse siekia 8 eurus, o 2022 metais tai sistemingai kilo ir tas vidurkis pasiekė 8,5 eurus. Bet jei norite pamatyti, kaip kiekvienoje apskrityje tas valandinis įkainis skiriasi, tai tikrai galite Neįgaliųjų reikalų departamento puslapyje tai susirasti, ten pasispaudę punktą asmeninė pagalba ir ten tikrai surasite ir ataskaitą, ir netgi šiais metais atlikta asmeninių asistentų apklausa ir panašiai. Taigi, dabar pakalbėkime apie tai, kiek valstybės lėšų kainavo ta asmeninė pagalba, kiek asmenys su negalia turėjo sumokėti. Taigi, iš viso 5 755 618 eurų buvo valstybės biudžeto lėšos ir asmenys su negalia sumokėjo 551 497 eurus. Čia būtent praėjusiais metais.
O diagramoje tiesiog galite matyti pasiskirstimą to prisimokėjimo, nes tas prisimokėjimas tikrai skiriasi pagal tai, kiek jūsų pajamos viršija būtent valstybės remiamų pajamų dydį. Tai yra, jeigu jūsų, pavyzdžiui, tas valstybės remiamų pajamų dydis viršija daugiau negu 2 ir yra mažesnis negu 3 valstybės remiamos pajamų dydžiai, tai jūs mokate iki 5% ir taip tiesiog kyla procentaliai tas prisimokėjimas, kaip tarkim, jeigu būtų lengviau suprasti, tai mano brolis moka iki 20%, kadangi jo pajamos yra didesnės, o tarkim, aš kaip mačiau sutartyje, aš moku iki 10%, kadangi mano pajamos kaip ir skaitosi mažesnės. Taigi čia matote, kad iki 20% mokėjo 383 asmeninės pagalbos gavėjai, iki 10% mokėjo 395 gavėjai. Nemokamai šią pagalbą gavo, nes jų pajamų dydis neviršijo 314 eurų, kas yra 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai. Tai nemokamai pagalbą gavo 248 asmeninės pagalbos gavėjai. Ir į pabaigą norėčiau šitiek pasidalinti ir savo patirtim, kad tiesiog būtų visiems daug aiškiau. Aš niekada, ko gero, nesiskundžiu asmeninę pagalbą ir su jie susijusiais reikalais. Taigi norėčiau tiesiog papasakoti, kaip tai praktiškai atrodo. Taigi, aš turėjau teisę pasirinkti pagalbos teikėją, nes mes Alytuje juos turime 2. Ir pasirašoma yra sutartis, iš pradžių, aišku, tu parašai prašymą, kad tau reikia asmeninės pagalbos, tuomet gauni iš savivaldybės sprendimą, kad viskas tvarkoj, sutinkama, o aš kaip minėjau, mano brolio atveju buvo atvirkščiai, kuomet nenustatomas poreikis. Taigi, man buvo nustatytas, taigi vėliau pasirašyta yra sutartis, kuomet tu susipažįsti su asistentu ir viskas tau tinka ir patinka. Man buvo suteikta pasinaudoti 6 valandas per savaitę. Man tiek užtenka, taigi aš tiesiog galėjau pasirinkti, kada tos pagalbos reikia, ar tarkim 2 valandą dienos, ar 5 valandą, ar 8 valandą ryte. Tik aišku, turiu, jeigu netyčia ten kažkokie planai pasikeičia ir turiu kažkur išvykti ar kažkas kito nutinka ir noriu tą asmeninę pagalbą gauti kitų laikų, turiu iš anksto pranešti arba pagalbos teikėjų, arba savo asistentei, kad tiesiog būtų viskas visiems aišku. Taip pat aš galiu pasirinkti, kur man pagalbos reikia, ar keliaujant į darbą, švietimo įstaigą, viešą įstaigą, parduotuvę, degalinę, ar tiesiog prireikus pagalbos namuose, tarkim, gaminantis maistą, ką anksčiau aš daug apie tai minėjau. Toliau, taip pat aš pasirinkti galiu ir būdą, kaip ta pagalba turėtų būti suteikta, nes aš asistentei pasakau, ką aš galiu pati pasidaryti, nors asistentė mėgsta paklausti, galbūt reikia padėti tau, galbūt reikia bet aš tiesiog atsakau arba pasakau, kur man reikia padėti, ten tarkim, aš judu vaikštinės pagalba, bet taip pat ir automobiliu. Tačiau man vienai šiek tiek sunku, kad tą 4-ratę vaikštinę įsidėti į automobilį, todėl man asistentė būtent padeda ją įkelti. Ir tuomet aš pati savarankiškai galiu nuvažiuoti ten, kur man reikia. Taigi būtent čia esmė ta, kad tiesiog mes patys turime būti kaip ir tie mokytojai iš pradžių, kurie ir apmokome tą asistentą, kur mums reikia padėti. Tai yra, mes esame tie, kaip čia pasakyti,
kaip ir darbdaviai, kaip ir nedarbdaviai, bet esame tos asmeninės pagalbos kaip ir valdytojai, kuriems turime teisę kontroliuoti, kur, ko, kaip mums reikia ir panašiai. Taigi, ką dar noriu papildyti, tai tiesiog, sakau, galiu pasirinkti, kur man reikia nuvykti, ar tai ten apsipirkti, ar iki odontologo, ar iki kirpyklos, ar tarkim automobilių plovyklos, kur noriu nusiplauti automobilį, ar tiesiog degalinės. Aišku, pagalba labiausiai reikalinga žiemos metu, kuomet turime suprasti, kad judėjimo negalią turintiems žmonėms tikrai būna apsunkintos judėjimo sąlygos, nes būna slidu. Tai ta asmeninė pagalba tikrai yra labai reikalinga. Taip pat norėčiau paminėti kelis atsiliepimus asmenų su negalia. Tai yra vienas jų, kad tikrai asmenys su negalia vertina šią pagalbą kaip tinkamą ar kaip reikalingą, tačiau yra keletas įvairių minusų, kurie kartais tai numuša tą tinkamumą, taigi per didelis valandinis mokestis už asmeninę pagalbą, tai tikrai yra suprantama, nes tai girdėta iš nei vieno žmogaus ir, kaip sakant, nuo kitų metų tvarka šiek tiek turėtų pasikeisti į geresnę pusę, kad tiesiog tas vadinamas prisimokėjimas negalės jokiais būdais viršyti jūsų tikslinės kompensacijos, kuri kitais metais vadinsis tuo ilgesniu pavadinimu. Taip pat būna tokių dalykų, kad žmonės bent jau anksčiau tikrai jiems buvo sunku suprasti, kuogi skiriasi ta asmeninė pagalba ir tarkim nuo kitų paslaugų ar ten, tarkim, pagalbos į namus ar kažko kito. Taigi svarbus, kaip minėjau, akcentas yra tas, kad jeigu jums ateina padėti tam socialinis darbuotojas ar kažkas kito, tai jie ateina jų darbo laiku ir tu tikrai negali pavadovauti, kad vat man reikia, kad jūs ateitumėte tada ir tada. Tai čia vienas skirtumas. Ir taip pat dar svarbu paminėti tai, kad, kaip minėjau, gaunant asmeninę pagalbą, jūs turite pasirinkti viską, o jeigu gaunate, tarkim, kitą kažkokią paslaugą, tai jau pasirinkimo jūsų teisės kaip ir labiau apribotos, nes, kaip ir minėjau pavyzdį, tai pas jūs ateina darbuotojas, kada yra jo darbo laikas ir jūs nelabai turite teisės kažko tai kažkaip taip pasirinkti, pakeisti arba panašiai. Taip pat jau daug tų girdėta skundų ir įvairių nusiskundimų, kad pratęsiant sutartis, kadangi kol kas mes turime kas 1 metus tą valdų poreikį persvertinti, man taip pat laukia dabar toks dalykas, aš turėsiu teikti prašymą ir turės socialinis darbuotojas vėl man įvertinti valandų poreikį. Tai tikiuosi, kad sumažinimo nebus, nes ir taip mano poreikis yra ganėtinai mažas. Bet kaip girdėta iš pačių žmonių su negalia, ypač kurie turi tą vadinamą sunkią negalią arba konvenciškai kalbant, kuriems reikia daug pagalbos, tai jiems yra mažinamas valandų pagalbos, asmeninės pagalbos valandos, nes būtent dėl to, kad jiems teigiama, kad jums labiau reikia, kad, ne tai, kad reikia, bet siūloma, kad jums galėtų padėti, ar tai ten slaugytojo padėjėjas suteikti paslaugas, ar ten kažkokia kitokia paslauga. Nes, tarkim, asmeninė pagalba, kaip jūsų negalios pobūdžių, yra tarsi netinkama. Bet kaip ir minėjau, pagal Švedijos pavyzdį, būtent tą ir įdėjau, kad mes visi turime teisę gauti asmeninę pagalbą. Švedijoje prieš labai daug metų, kartu galima sakyti, irgi buvo kova dėl to, kad asmeninė pagalba būtų prieinama visiems, bet jie tai išsikovojo ir dabar tai yra normalu visiems, taigi mes tą patį turime daryti. Ir, kaip sakant, tobulintis ir tobulėti šitame visame įstatymų šituose visuose vingiuose.
Taip pat dar vienas girdėtas toks nusiskundimas, kai pagalba egzistuoja tik popieriuje ir reikia laukti ilgai eilėje. Taip, kiek girdėta, kad dabar daug kas statoma į eiles ir reikia tiesiog laukti. Tai tikrai, aišku, liūdina, nes dauguma girdėta, kad tai pabaigos į metų pabaigą visiems stringa reikalai su biudžetu, kaip ten atrasti papildomų lėšų. Tai to ir ano, ir tada daugmaž sudėtinga ir turbūt naujiems asmeninės pagalbos gavėjams, nes tiesiog jiems savivaldybės negali kaip ir užtikrinti, kad tai gali būti įgyvendinama. Galbūt tik tai nuo kitų metų ar kažkaip tai panašiai. Tai tiesiog tas tikrai liūdina, bet kaip ir minėjau, kad savivaldybės tikrai gali kreiptis į neįgaliųjų reikalų departamentą dėl to biudžeto tam tikro paskirstymo. Bet kadangi, kaip ir minėjau, dabar yra metų galas ir visiems stringa tie biudžetai, finansavimai, visa kita, tai tiesiog turbūt reikia arba garsiai apie tai kalbėti, arba tiesiog kantriai palaukti kitų metų pradžios, kas bus toliau. Ir dar pačioje pabaigoje norėjau paminėti dar vieną dalyką, kurį ko gero esate girdėję arba žinote, bet galbūt dauguma kurie ir nežino. Tai yra tai, kad asmeniniam asistentui yra suteikiama tokia galimybė, kad jeigu žmogų reikia palydėti į kultūros įstaigas, tai yra muziejus, galerijas ar kitas lankytinas vietas, pramogų ir sporto renginius, tai jie turi teisę įsigyti bilietą su 100% nuolaida. Dabar kodėl taip yra ir kodėl čia kartu yra ir Seimo narės Monikos Ošmenskienės indėlis, tai būtent dėl to, kad, kaip ir minėjau, penktoji bendroji pastaba, kurią Jungtinių tautų žmonių su negalia teisių komitetas yra parengęs, būtent kalbant apie 9 konvencijos straipsnį. Ir būtent toje bendroje pastaboje yra tiesiog paminėta, kad asmeniniam asistentui turi būti kompensuojamos jo tam tikros darbinės išlaidos. Čia lengvai suprantama kalba pasakius. Taigi todėl labai gerai, kad žengtas šitas žingsnis, nes tai yra kaip ir kompensuojama. Ir tai yra tikrai tinkama, atsižvelgiant į žmogaus teisės, į Jungtinių tautų neįgaliųjų žmonių su negalia teisių konvenciją, pačiai maišūs žodžiai. Ir tai yra tikrai tinkama, o jeigu pas mane būdavo dar užklausimų, kaip ten gauti kažkokį įrodymą, pažymą, kad būtų įrodoma, jog tai yra, tarkim, mano asistentas ir turite suteikti nuolaidą. Taigi yra taip, kad tiesiog turite kreiptis pas asmeninės pagalbos teikėją ir tiesiog jisai turi kažkokią tai pažymą parengti, išrašyti, kad jis yra asistentas ir su ta pažyma tikrai galėsite įrodyti, kad ta procentų nuolaida tikrai galioja. Taigi, ačiū už dėmesį. Norėjau pasakyti pagrindinius aspektus, bet jeigu kažko nepasakiau arba kilo kažkokių klausimų, tai tikrai galite klausti. Ačiū labai, lektorė. Ir matau susirašinėjimo langelyje vieną klausimą, kadangi šiandien daug lyginote Lietuvą su Švedija, tai klausimas apie tai, kiek žmonių Švedijoje gauna asmeninę pagalbą. Ar esate dariusi kažkokį tokį tyrimą, galbūt neskaičių išraišką, gal kažkaip procentiškai galite atsakyti, kažką pakomentuoti? Šiuo metu tikrai nesidomėjau tuo, tai tikrai bijau kažką sumeluoti, bet gauna asmeninę pagalbą tikrai yra žmonių, kurie gauna nemažai. Bet kadangi, sakau, nesigilinu į tai, tai tikrai negaliu atsakyti, bet jeigu jums labai domina, aš vėliau galėsiu atsakyti raštu. Bet spėju, kad turbūt Švedijoje šita pagalba yra žymiai populiaresnė ir tie skaičiai, ko gero, gerokai viršyje Lietuvos skaičius. Taip. Nes tose diagramose, kurias rodėte apie Lietuvą, apie atskiras apskritis, tai nėra dideli skaičiai. Ten skaičiai apie 1000 jau siekia, kiek atsimenu.
Bet dabar šiuo metu tai tikrai bijau sumeluoti, dėl to pasidomėsiu ir atsakysiu raštu, jeigu reikės. Matau. Ai, čia Simona klausia. Daugiau susirašinėjimo skiltyje klausimų nematau. Dar minėjote apie darbo asistentą. Gal trumpai papasakokit, kuo jis skiriasi nuo asmeninio? Ir galbūt mūsų auditorijoje yra žmonių, kurie turi tą darbo asistentą ir galėtų pasidalinti savo asmeninę kažkokią patirtį. Jo, aš būtent dėl to minėjau, kadangi aš čia nesu išbandžius, bet žinau, kad tai galioja nuo praėjusių metų. Tai darbo asistentas turėtų padėti įgyvendinti kažkokias darbinės funkcijas, bet kadangi aš praktiškai to nesu išbandžiusi, tai tikrai negaliu apie tai kalbėti, ką esi išbandęs, apie tai ir gali kalbėti. O asmeninis asistentas tai esmė, kad jis turi padėti visose gyvenimo srityse, tik tai skiriasi dėl to, kad tai neturi būti būtent darbo vietoje arba ugdymo vietoje. Paprastai kalbant, darbo asistentas turėtų keliauti kartu su žmogum su negalia į darbą, ar ne? Ir darbo vietoje jam padėti susitvarkyti tam tikrom darbo funkcijom. Keliauti į darbą gali padėti ir asistentas, bet darbo vietoje turėtų padėti darbo asistentas. Bent kiek mano žinios siekia, bet galbūt kažkas yra tą išbandęs, bet kiek nelabai matau ir girdžiu. Turim savo seminare kokį nors žmogų, kuris turi darbo asistentą ir galėtų papasakoti. Aš tai girdėjau tik tai apie Švedijos modelį, kada darbo asistentas vaikiną, žinau, tiesiog konkrečiai su Dauno sindromu, kuris dirba gamykloje, turi kažkokią užduotį, paprastą užduotį prie staklių kažką surinkti ir tiesiog tas darbo asistentas būna visada šalia ir jeigu jam nesiseka, tik tada jisai padeda. Bet jam leidžiama daryti tiek, kiek jisai pajėgia pats ir tik tai, kai mato, kad reikia pagalbos, tada padeda. Bet Lietuvoje tai aš negirdėjau. Dar Renata klausia, kuo skiriasi asmeninis asistentas ir individualios priežiūros padėjėjas. Jo, čia terminai ganėtinai ir panašus, bet kadangi individualios priežiūros padėjėjų aš tokio nelabai su praktikoje mačius, tai šiek tiek sudėtinga pasakyti, bet asmeninis asistentas omenys turi, kaip ir minėta, Švedijos pavyzdys dėl darbo asistentų, taip pat ir asmeninis asistentas turi padėti ten, kur žmogus kažko negali. Bet ką žmogus pats gali, jis turi pats ir pasidaryti. Tame ir esmė. Ir asmeninis asistentas, kaip minėjau, čia yra esmė, kad tu turi teisę pasirinkti ir asistentą, ir laiką, ir vietą, ir būdą. Jeigu tai nėra gyvendinama, tai negalima sakyti, kad tai yra kažkokia individuali pagalba, ar tai yra asmeninė pagalba. Čia pagal konvenciją kalbant. Bet, kaip sakant, mūsų konvencija bando vis labiau įtraukti į mūsų įstatyminius nacionalinę teisę, kaip ir viešoje erdvėje labai minima, kad šita negalios reforma yra būtent remiasi konvencija, nes konvencijos nuostatos vis labiau, kaip sakant, yra įtraukiamos ir įgalinamos mūsų nacionalinėje teisėje. Nors daug kas, kaip matau, iš komentarų labai piktinasi dėl tų medicinių kriterijų ir visų kitų dalykų, tai čia tiesiog manau, kad mūsų skiriasi požiūriai, nes konvencija būtent remiasi žmogaus teisėmis grįstų požiūriu arba socialiniu požiūriu, kuris lemia tai, kad tiesiog mes turime pastebėti labiau aplinkoje esančias kliūtis negu savo kažkokią negalią ar kažką kitą, nes jeigu mes akcentuosimės į medicinius kriterijus, tai mes grįšime prie to medicinio modelio, kuomet žmogus negali žvelgiame kaip į ligonį, nuskriaustą, ta prasme, kad jis nėra lygus su mumis visais. Tai tame ir esmė, kad pati negalios reforma, kaip jau yra viešinama,
labiau grįsta tuo socialiniu požiūriu, žmogaus teisėmis grįstu. Tačiau aišku, kaip tai vyks įvyniota bus praktiškai, tai pamatysime nuo kitų metų. Nes kol kas sudėtinga vertinti tą praktinį įgyvendinimą, kol jo dar neįvyko. Galbūt Gal- kažkas turi klausimų? Galite kelti ranką, jeigu norite kažko paklausti ar kažkaip kitaip parodyti savo reakciją arba parašyti į chatą. O jeigu nedrįstate klausti viešai, tai seminaro prašom rašyti mums elektroniniu paštu Lietuvos triračių sporto asociacijai. Mes tikrai su Kristina Dudonyte jums atsakysime į jūsų klausimus. Šiandien mūsų auditorija nėra gausi, bet, kaip sakiau, turėjom techninių trikdžių, tai kurie galbūt nebepajėgė, nebesugebėjo prisijungti prie mūsų seminaro. Tai seminaro video įrašų būtinai pasidalinsime su savo asociacijos nariais. Galės išgirsti šitą visą metodinę pagalbą ir visas naujienas, kokios laukia ateityje ir kaip asmeninio asistento paslauga yra įgyvendinama šiandien. Jeigu daugiau klausiančių neturime, aš dėkoju lektoriai Kristinai už šiandien mums skirtą dėmesį ir laiką. Ir dar kartą primenu, kad šis seminaras buvo organizuotas vykdant žmonių su negalia asociacijos veiklos rėmimo projektą Įsigalink su bėgimo triračiu. Dėkoju visiems už skirtą laiką ir linkiu gražaus vakaro. Jeigu turite klausimų, drąsiai kreipkitės. Ačiū visiems dalyviams. Ačiū Kristinai ir ačiū visiems. Ačiū, viso gero. Gero vakaro.